darbuotojų šitoje srityje kokybė, jų pasirengimas, jų gebėjimas įvertinti aplinką, pasiūlyti sprendimus ir juos kokybiškai įgyvendinti įtakoja kiekvieną iš mūsų. Tai yra specifinės studijos. Žmogus turi iš vidaus pajausti, kad darbas valstybinėse tarnybose, apskritai darbas su valstybiniu sektoriumi jam yra įdomus. Ir jeigu darbas jam yra įdomus, tai yra jau pašaukimas, tai tikrai gali rinkti studijas čia. Nes universitetas sudaro ne tik duoda teorinės žinias, tačiau sudaro labai didelės papildomas galimybės tobulėti šioje srityje. Tos studijos, kurias praeinam, tos temos, kurias nagrinėjam, jos taikytinos tiek viešajam sektoriuje, tiek ir verslo sektoriuje, tiek ir bet kurioje kitoje veikloje, kadangi vis tik tai studijuojame ką? Studijuojame kaip planuoti, studijuojame kaip vadovauti, kaip įgyvendinti, ką reiškia biudžetas. Nors ir pagrindas viešajam sektoriuje, bet taikytinos tie principai, kuriuos mes išmokstam, su kuriais susipažįstam, gera praktika, įdomus pavyzdžiai, jie taikyti bet kokioje srityje, net ir asmeninėje srityje, nebūtinai verslo ar profesinėje veikloje.